Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Olego Šurajevo prieš savivaldos rinkimus paskelbtas vaizdo įrašas, kodėl Zuokas yra nusikaltėlis, buvo paslėpta politinė reklama. Konstatuota, kad video įrašo siekis buvo daryti įtaką rinkimų rezultatams ir paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose. Tai yra raginant nebalsuoti už Zuoką. Be to VRK konstatavo, kad neatlygintinai skleidžiant šią nepažymėtą politinę reklamą buvo pažeistas rinkimų kodeksas. Sprendžiant dėl šios išvados, VRK narių balsai pasiskirstė po lygiai, sprendimą lėmė pirmininkės Linos Petronienės pozicija. Laisvės ir teisingumo kandidatas į Vilniaus miesto merų Zuokas VRK teigė, kad Šurajevas prieš jį naudojo neapykantos kalbą, menkino ir žemino rinkėjų akise, skleidė tikrovės netitinkančias žinias ir tai jame esą turėjo neigiamų pasekmių. Šurajevo benefisas internete Zuoko klausimų prieš pat savivaldos rinkimus iš tiesų buvo, švelniai tariant, įspūdingas. Aš nieko neteigiu. Ne, aš labai teigiu. Aš teigiu, kad Zuokas yra aferistas, vagis, dėl Taip, aš turiu teisę į nuomonę. Aš jį šmeižiu? Ne. Šmeižtas būtų, jeigu aš sakyčiau, kad Zuokas geras. Aš sakau, kad Zuokas yra nes jis yra Tai yra mano asmeninė nuomonė. Nu ir ne tik nuomonė, ir faktai, asmeniniai, nesmeniniai, bendrai faktai. Tai va, tai aišku, kad pažiūrėjot, nebalsuokit už Zuoką, nebalsuokit už Majauską. Antram turė balsuokit arba už Tomą Raskevičių, arba už Valdą Benkunską. Nes kitaip į valdžią gali ateiti populistai ir pederastai. Aš jūsų negazdinu, aš tai išgyvensiu. Man net geriau būtų, jeigu Zuokas būtų meras. Aš turėsiu komedinės medžiagos, visą kadenciją galėsiu stand-upus daryti. Man tai tik gerai yra. Jums gyvent. Aš išgyvensiu. Mane vis tiek į kalėjimą niekas nepasadins, nes nieko blogo nepadariau visų pirma. Antras dalykas, pas mus teismai yra nepriklausomi. Lietuvoje ką Zuokas ką padarys man. Tai Zuokai, alio, Zuokai, tu man nieko nepadarysi, pas mus nepriklausomi teismai. Žiūrėk, čia yra tavo burna. Anksčiau ar vėliau jie susitiks. Tokie šiais laikais jau tie mūsų valstybės kūrėjai, tokia ta viešoji politinė kultūra ir tokie tie super-duper patriotai bei dabartinės valdžios palaikytojai. Kas antras žodis – rusiškas keiksmažodis. Lygiai pusiai VRK narių tai atrodo normalu. Per kovą vykusius tiesioginius merų rinkimus Zuokas pateko į antrąjį turą, bet surinkęs 46,66% balsų, labai nedidelių skirtumų pralaimėjo konservatoriui Valdui Benkunskui. Zuokas Vilniaus miesto mero pareigą su pertraukomis ėjo 2000, 2007 ir 2011-2015 metais.